Varom už Lietuvą. Visi iki vieno. Sveiki visi varytojai už Lietuvą. Šiandien mes startuojam iš Raseinių. Ir kodėl varot už Lietuvą? Nes mes visi norime, kad mus suptų gėris, meilė, šiluma, ištvermė ir norime tiesiog prie to prisidėti, nes energija pas mus trykšta. Mes lietaus tikrai nebijom. Dabar mūsų laukia Kelmė. Kelmė, pasitik mus. Orelis gal ir ne pats tinkamiausias, neišsigando. Tinkamiausias oras, ne karšta. Super, supratau. O tu kaip manai? Man reikia. Tinka. Žodžiu, Lietuvoje visi mėgstam Lietuvą. Lietuviai yra kaip kartu ir kaip krepšinio komanda, manau. Viskas ryžtas ir gėlė, Lietuva mes už tave! Palies šitą kamuolį yra kažkas daugiau nei krepšinis. Nu, paprasčiausiai, lieti kamuolį ir jauti visą dvasią, kuri pateks į čempionatą visą. Na, aš manau, kad Šiluva tikrai turi įspūdingų gerbėjų, nes per tokį orą, na, bet kas į lauką dėl bet ko tikrai neitų. Varom už Lietuvą! Karavanas pasiekė Tytuvėnus, o čia, kaip matom, žmonės taip pat myli krepšinį ir Lietuvą. Tytuvėnai mėgsta krepšinį ir Lietuvą. Jūs paskaitykit. Varom už Lietuvą. Lietuva! Kągi, aš dabar labai norėčiau. Lietuva! Gerai varėt. Dar to varykit. Lietuva! Lietuva! Šiandien aš įsitikinau, kad mūsų karavanu Varom už Lietuvą nesustabdys absoliučiai niekas. Ir dabar iki Kelmės jau liko tik 16 km. Pavyks įveikti? 16 km. Nubėgsit? Taip. Nuvarysit? Bėgsim. Varom. Palinkėk ką nors. Palinkėk kamuolį. Sakyk, kad būtų 10-0 mūsų naudai visą laiką.